Savo kolegas galiu parekomenduoti tom temom, kur aš nesuprantu. Bet va tas jau proporcijos, tos neteisingos sudarimas ir durninimas ir tada visiems žiūrovams, nes turi nemažai žiūrimumo šitos laidos, paaiškinimas, kaip jūs turėjote visi galvot ir visi nori būti madingi. Visi nori pritarti va tam naratyvui. Jo, nepatogu būti kitokiam. Mes dabar atėjome į tokią, kalbame apie demokratiją, nekalbam apie įvairovę, pasirinkimo teisę ir panašiai. Jų grupė nėra didelė, čia jie tarpusavėje pakankamai gerai koordinuojama grupė. Yra nepatogu, nes ir žmonės, ir čia truputį, aišku, toks kultūrinis fonas tas lietuviškas, nes tas vis dėlto tas Budževinio kaimo tokia tradicija, jinai pakankamai gili. Ir visi, bijo tiesiog būti skirtingai, tarsi nebūti, nesusiglaudus iš šonai su visais kitais. Ir tų žmonių, kurie, aiškiai, formuluoja, nevengia diskusijos, nebijo veltis į diskusiją, jie paprastai yra iš to kaimo išvaromi. Jie, jo žiūrima kaip į keistuolius. Mato, kas bando kalbėti drąsiai ir taip toliau, tai jie yra mažiau kviečiami į laidas. Jie gauna mažiau eterio. Ir koks paprastas pasirinkimas, tada jie eina ten, kuriuos kviečia. Kviečia tuos alternatyvius galbūt tos pačius YouTube kanalus.